Sveiki, kokia nuostabi šiandien diena. Round fondas pagaliau turi dvasinį vadovą. Ir aš esu be galo laimingas ir nuoširdžiai noriu pristatyti Kastytį. Labą dieną, Kastyti. Sveiki, sveiki. Kastytis mūsų pastorius, mūsų dvasinis lyderis, dvasinis vadovas Round fonde. Ir aš noriu užduoti jums, Kastyti, tokį klausimą. Kaip jūs susipažinote su Dievu? Ir ar ilgai esate su Kristumi? Jo, kaip ir kalbėjom prieš šitą pokalbį, paklausiau, kiek aš čia turėčiau kalbėti, čia turi būti super trumpai. Tai va super trumpai tai, kad stažas viešpatyje, mano stažas viešpatyje 40 metų, lygiai, kovo mėnesį. Tai va, buvau žmogelis, jaunuolis, kaip ir kiti, ieškantis tiesos, po to keliai pakrypo į ieškojimus, galvoju per hipizmą, keliones, surasti Dievą, papuoliau į priklausomybę nuo narkotikų ir kai man buvo visa striuka, kai man pasakė, kad tu vis tiek mirsi, nes žmonės nesikaponuoja niekaip iš heroinės priklausomybės, pasakė, yra viena išeitis, jeigu tu surasi Dievą, Dievas tau padės. Tai va, tai buvo mano pradžia ieškojimo Dieve, kur tave surasti. Na va, ir tos kelionės ieškojimų buvo visokios, keliavau daug, važiavau į kalnus, nes tipo ten kalnuose galima Dievą surasti. Gyvenau Oloj prie jūros visą vasarą, tiesiog Oloj kaip laukinis, visur ieškojau Dievą. Bet man po to mano brolis pasakė, sako, žinai ką, brolau, sako, varyk į Vilnių, mes suradom Dievą. Kaip surado Dievą? Nu, va, sako, va, atėjom į paprastą būrelį, paprastų žmonių. Ir jie skelbė paprastai Jėzų. Jie sako, kai jie skelbė Jėzų, sako, ten dvasia nusileidžia. Sakau, kaip tai dvasia? Ant paprastų žmonių? Nu taip, sako, iškart nusileidžia dvasia. Nu ir aš tada važiuoju į Vilnių ir visa istorija buvo tokia, kad Vilniuje, va čia Lazdynų rajone, pasakė, kad einame į tą tokią grupelę, į butą, ir ten ir viskas įvyks. Aišku, aš labai bijojau, nes tiesiog jautė mano dvasia arba priešiškos jėgos, kad man to nereikia ir panašiai, bet aš atėjau. Tavo istorija buvo tokia, kad ten vedė surinkimą, dalinosi šventų raštų, kalbėjo, ir jie vadino tai nagrinėti šventą raštą. Bet po keletos sekundžių šventas raštas pradėjo mane nagrinėti. Ir taip išnagrinėjau, kad aš įsigandau, nes supratau, kad jisai viską žino apie mane. Ir tai va. Nu ir į pabaigą po to pakvietė, sako, kas nori įtikėti, atgailauti, aš neatsimenu, ką ten sakė, sako, eikite į priekį. Ar yra mūsų tarpe nusidėjėlių? Nu, aš supratau čia apie mane, nes jau tie visi mano draugai, visa mano hebra jau įtikėjo. Na va, aš labai buvau įsigandęs ir tada tiesiog draugas spiritelė mane į priekį, sako, krisk ant kelių ir melskis Dievui. Nu, aš nežinau, o ką sakyti, sako, kokį potyrį, Tėve mūsų ar kažką. Ne, sako, iš savo širdies. Neatsimenu, ką aš ten suburbuliavau Dievui, bet žinau, kad suveikė. Staiga Dievo jėga nužengė ant manęs, aš tapau super laimingas tą minutę. Ir atėjo toks įsitikinimas, kad va šito aš ieškojau visą savo gyvenimą. Ir viskas, tai mano startų buvo pradžia. Ir va taip įsiliejau į gyvenimą bažnytinėje, atsirado tikrai šimtai draugų, brolių, didelė šeima, tarnystė po to ir va, kiek metų, 40 metų, buvo mano tokie atsitraukimai, aktyvaus verslo tokio laikotarpiai ir dabar va, prieš kiek 17 metų viešpats mane pašaukė vadovauti Dievo darbui ir todėl aš vadovauju šitai dvasiniai mokyklai, kurią mes vadiname Eklesija LT. Tai va tiek. Na tiesiog super liudijimas ir aš esu be galo dėkingas Dievui, kad Dievas siunčia tokius stiprius, galingus savo lyderius, kad mes galėtumėm padėti, kad mes galėtumėm išeiti ir iš tos pasaulio sistemos ir prisijungtumėm, prisikonektintumėm prie Dievo karalystės,
principų, prie Dievo karalystės sistemos ir skleistume dar daugiau Dievo žodį, plėstume Dievo karalystę. Ir aš esu be galo dėkingas Kastyčiui už visą jūsų prisirišimą prie Round fondo ir labai džiaugiuosi, sekite kanalus, mes informuosime, kaip viskas vyks toliau, nes mums verslininkams reikia dvasinių lyderių, dvasinių vadovų. Kiekvienam iš mūsų reikalinga disciplina, reikalingas Dievo žodis, reikalingas padrąsinimas, reikalingas aiškumas ir daug dalykų, ką pastorius gyvendamas su Dievu. Net 40 metų, aš negaliu patikėti. Man buvo 23 metai, kai tikėjau. Matot, nuo pat jaunystės tikintis žmogus ir dabar padės Round fondui. Dievas, tikiuosi, padarys daug stebuklų, ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje čia per Round fondą. Likit prisijungę, sekit kanalą, komentuokit, dėkit širdelę, kad skleistusi algoritmai, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Ir jeigu jūs dar neatgimęs, jeigu jūs dar nepažįstat Dievą, būtinai sekit. Mes daug kalbėsim apie Dievą, apie verslą, apie finansų valdymą, apie jų teisingą paskirstinimą ir kursim verslus, kursim darbo vietas ir būkite visi palaiminti. Dar norit gal pastoriau kažką pasakyti? Na, tai įžanga buvo labai gera, tik tai čia pradžia geros mokyklos, gyvenimo mokyklos, Dievo gyvenimo mokyklos. Taigi tikrai prisijunkite, ištikimai judėkime drauge į dar didesnę šviesą. Ačiū labai Jums, Kastyti, džiaugiuosi, kad prisijungėt ir likite visi palaiminti ir Dievo Jums jėgos. Iki.